Esu Deimantas Jusys, treneris, dirbu treneriu 14 metų, dirbu vien tik su žmonėmis turinčiais negalią ir nesvarbu kokia negalia, bet darbas toks pat - treniruoti, siekti rezultatų, gerinti fizinę tą visą kūno kondiciją, sakykime taip, sveikatą ir žinoma nuotaiką. Čia šiek tiek gal dalis yra šeimos istorijos, kadangi visą gyvenimą buvau apsuptas žmonių turinčių negalią ir baigęs mokslus, pats sportavau 20 metų su trupučiu dviejose sporto šakose. Tai yra lengvoji atletika 10 metų ir 10 metų žaidžiau regbį. Taip susidėliojo gyvenimas, kad kažkaip ir visas tas sportas mane atvedė treniruoti, sakykime, galbūt buvau ruoštas sportininkus sveikus, be negalios, bet atėjau ir gavosi atvirkščiai, kad nesu treniravęs nei vieno sportininko neturinčio negalios. Tai dabar tą dirbu jau 14 metų. Jeigu trūksta motyvacijos, sakykime, siekti rezultatų sportinių, tai siekia asmeninių rezultatų, kad gal aš geriau judėsiu, gal aš būsiu stipresnis, gal aš būsiu greitesnis ar lankstesnis ir taip toliau. Tai, o lengvoji atletika tai yra sporto šaka turinti labai platų pratimų ir visokių rungčių spektrą. Kodėl žmonės, tai yra, su negalia, tai negaliu atsakyti. Paprasčiausiai buvo paprastas Šiaulių miesto savivaldybės toks pasiūlymas, kada paklausiau, kodėl Šiauliuose nėra lengvosios atletikos žmonėms su negalia. Tai buvo paprastas pasiūlymas, pats lengvaatletis buvęs, eik ir dirbk. Tai nuo 2011 metų dirbu treneriu ir kviečiu visus sportuoti turinčius bet kokią negalią. Tai ir klausos, ir regos, ir judėjimo, ir kitas negalias. Tai esu išbandęs visas negalias, tai ir norėčiau, kad žmonės kreiptųsi ir toliau ir ateitų sportuoti, nes matau, kad per 14 metų, kad tai žmonėm padeda ir juos, sakykime, kartais net keičia pačių jų gyvenimus tas sportas ir vieni tampa sportininkais, kiti tampa sporto mylėtojais, ar kaip čia pavadinti, mėgėjais, kiti profesionalais, tai visaip galime juos pavadinti, bet tai nesmė, nes esmė yra didžiausia ta, kad reikia judėti, o judėjimas duoda ir sveikatos, ir gerina sveikatą, ypač žmonėms su negalia, ypač labiausiai kas pastebima, tai turintiems cerebrinį paralyžių, tai tikrai 100% sveikata gerėja, judesiai gerėja ir panašiai. Šiuo metu, ko gali pritrūkti, sakykime, treneriui ar sportininkui, tai treneriui gali pritrūkti sportininkui, o sportininkui tai trenerio. Tai esmė tokia, kad kviečiame sportuoti ir nereikia ieškoti ten priežasčių, kad ateiti ar neateiti, reikia ateiti, pabandyti ir tada nuspręsti, ar tau tinka ta sporto šaka, ar ta kryptis pati sporto, ar norisi ieškoti daugiau kažkokių naujovių. Aš kaip treneris, tai tikslas pagrindinis, kad išlaikyti tą, ką turiu ir, aišku, plėsti, nešti šitą žinią per miestą, per visą Lietuvą, kad žinotų, kad toks sportas yra, kad
žmonės su negale gali sportuoti. Tas ir yra svarbiausia, kad sportininkas turėtų tikslą, kad parodyti ir galėčiau jam parodyti kelią, kaip iki to tikslo prieiti.